naktis diena įvyko 1952 metų kovo 19 dieną. Tiksliai nenustatyta, bet manoma, kad tai buvo išdavystė, nes vienas iš tos rinktinės partizanas buvo pakliuvęs į saugumiečių rankas ir yra teigiama, kad jis buvo užverbuotas ir paleistas. Nors jis tiksliai nežinojo šios vietos, bet per draugus iš kalbų matyti jam pasisekė iššifruoti ir davė saugumai. Bet čia kol kas aš atsakingai pareiškiu yra prielaida. Ir štai tą kruvinąją 52 kovo 19 ši vieta, šis bunkeris buvo apsuptas skaitlingų NKVD-stų būrio. Įvyko susišaudymas, galite įsivaizduoti, kokioje kritiškoje padėtyje jie buvo esantis viduje. Bet nežiūrint to, staiga atidarė liuko vadinamą dangtį, iššoko vienas, kitas, trečias ir pradėjo iš karto atsišaudyti ir palaipsniui trauktis. Bet vienas buvo pakirstas kulkų ir kitas buvo pakirstas kulkų. Taip pat ir pats vadas, drąsus Lietuvos sūnus, Klajūnas, Boleslovas Kriščiūnas, taip pat buvo pakirstas. Jų trijų gyvybė užgeso štai čia. Kelių ar keliasdešimties metrų atstumi vienas nuo kitą. Dviems iš jų pasisekė pasitraukti, bet nuožmioje kovoje nebeilgai ir jie išliko savo karštomis širdimis, kovodami su nuožmiausių mūsų tėvynės priešų ir jie tapo taip pat aukomis. 20 tūkstančių su viršum mūsų geriausių sūnų bei dukterų paguldė savo galvas už savo tėvynę. Įsivaizduokite mūsų motinas, kurios buvo verčiamas žiūrėti į savo išniekintus kūnus savo sūnų bei dukterų ant gatvės pamestų. Ir vertė jas pasakyti, tas ar kitas tavo sūnus. O motinos, kaip taisyklė, didvyriškai atsakydavo, aš nežinau. Tad štai, brangus jaunime, aš vėl akcentuoju jūsų dėmesį į mūsų tėvynės skausmingą, bet garbingą istoriją. Kelių amžių bėgyje ne kartą mūsų tauta buvo priversta pakilti savo nepalaužiamą dvasią bei ginklu, dvasinė ir fizinė jėga, kovoti prieš mus engusius okupantus. Amžina garbė jums, mūsų broliai, tėvai ir sesės, padėjusiems savo galvas už savo tėvynės, už gimtą
gintarinius krantus, už Marijos žemę, savo brangiausią turtą, gyvybę. Susikaupkime keliom sekundėm ir pagerbkime juos, atidavusios visą brangiausio, ką turėjo.